nuo pat pradinių klasių patikdavo lipdyti, aš eidavau į keramikos būrelius ir tada į gimnaziją įstojau ir man tenais labiausiai skulptūra sekės, tai man tiesiog čia buvo toks kaip ir mano dalykas. Ir tada stojau į Kauno fakultetą 3D meno objektus. Ir kas man čia labai patiko, ko aš iš pradžių nežinau ir paskui nustebau ir labai apsidžiaugiau, kad 3D meno objektai yra tiesiog sujungtos, tarkim, skulptūra, stiklas, kompiuterinė grafika, kur per kompiuterį darom. Tai va tas labai smagu, kad toks didelis spektras būna, iš ko tu gali pasirinkti ir viską tau duoda daryti, viską leidžia, tik reikia norėti. Jis taip pakeičia spalvą gražiai. Nėra ten reikalingas labai tikslus kažkoks nusimanymas apie tai, tu vis tiek ateini to mokytis. Pradmenis turi turėti kažkokius taip, bet didžiausias dalykas galbūt tokios asmeninės charakterio savybės, kaip sakyčiau, motyvacija, bent 99%. Ir jo, toks eksperimentavimas, laisvumo gal tekstiliai reikia labai daug. Tokios, tai nėra labai struktūrizuota, tu turi technikas, bet tas technikas gali naudoti savaip, tai čia ir yra atrasti savo kelią, kaip tu tai matai, kaip tu matai tekstilę. Tai yra daug labiau tarpdisciplinis menas. Tu turi daug technikų, pirmieji 2 metai, kaip aš sakau, tu valgai tokią mišrainę mažais kąsneliais, paimi šilkografijos, šilko tapybos, to tradicinio audimo, tada žakardinio audimo technikos, 3D kažkokių objektų tekstilinių, aksesuarą, kuri ir po to nuo 3 kurso, 4 kurso tu jau kažką renkiesi, žiūri, kas tau buvo skanu, kas tau nebuvo skanu ir po truputį vis keliauji link savo technikos, miksuoji galbūt tas technikas tarpusavį. Jau labai senai nuo kokios 10 klasės turbūt žinau, kad aš noriu architektūrą stoti, aišku, dar nežinau, kur noriu. Paruošiamuosius kursus pradėjau lankyti, tai atsiradau čia. Kažkaip labiausiai man, nežinau, patiko ir mes atėjom ir čia visokai peržiūrės ir pažiūrėti viską, tai kažkaip labiausiai prilipo ir nusprendžiau, kad čia noriu. Aš sėdėdavau troleibusuose, autobusuose su mažu sketchbooku, tiesiog ką matau, tą piešiu. Ar čia tik mitas to, žinai, kad architektūra nėra laisvės, tai technikai, žinai? Sakyčiau, kad ir mitas, ir tuo pačiu ne. Nes taip, tie techniniai brėžiniai reikalingi, be jų nieks nepastatytų nieko, bet ir meninė pusė yra labai labai svarbi, nes nebūtų meninės pusės, stovėtų visur kvadratiniai kubeliai visokie ir viskas. Nelankiau jokios dailės gimnazijos, kaip dauguma čia esančių mano bendrakursių. Turėjau pati sugalvoti ir pati pasiruošti ir man tai atrodė toksai kosmosas, iš kur čia, ką čia, kaip daryti. Tai iš ties ėjau paruošiamuosius truputėlį kursus, kurie man pagelbėjo pasiruošti, VDA juos suteikė. Užduočių spektras yra labai didelis. Šnekant apie pagrindinę discipliną projektavimą, tai mes ten darome viską nuo individualaus namo interjero, keliaujame iki ofiso, iki restorano ir ten infocentrų ir panašiai. Tai labai didelis tas spektras, paliečiam ir viešuosius pastatus, ir privačius interjerus. Nėra to tokio kažkokio trūkumo, kad mes to neišmokom, o dar ir 4 kursas laukia, mes tikrai to išmoksime. Kai programas pasižiūrėjau, tai taikomoji grafika labiausiai atitiko mano šitus interesus. Eskizavau, paišiau dalykus, kurie man patinka. Daug knygų skaičiau ir kopijavau. Ir jo, tiesiog įdėjau savo iš praeitų metų padarytus darbus. Labiausiai man patinka tai tikriausiai komiksai, dėl to, nes toks mažinta filmo versija. Tu gali perduoti istoriją su vaizdais, bet to nereikia didžiulės komandos tai padaryti. Visiems šiem dalykam reikia labai plataus asortimento gebėjimų. Tu reikia ir žinoti, kaip parašyti istoriją, kaip techniškai išspręsti vizualinės problemas ir dėl to šitos studijos, man atrodo, kad taip aprėpia gan daug man svarbių studijos krypčių.
Tai aš stojau su tokia idėja, kad aš tiesiog negaliu gyventi be tapybos, nes atrodo, kad jeigu jinai būtų uždrausta, tam tikrą prasme aš nefunkcionuočiau. Kaip žmogus siekiu maksimumo visą laiką, kaip net neleidžiu savo galvoti apie planą B, nes akademija padaro tave įgaliu tą padaryti. Tai pradžia prasideda nuo pastatymo, nuo elementaraus suvokimo spalvų, teorijos, kompozicinių visokių formalių dalykų ir antram kurse pereinam į figūras, portretas, figūros elementai kažkokie ir po truputį žingsniuojam link kūrybos. Dėlių kažkokių reikalavimų nėra, iš esmės tiesiog turi tapyti, gyventi tuo kažkokiu tapybos procesu, rinkti darbus, kaupti medžiagą, tiek mąstymo prasme, tiek fiziniu pavidalu. Mane labiausiai inspiruoja kitų menininkų darbai. Tai prieš kiekvieną projektą, kurį aš darau, aš visą laiką pasidomiu, kas jau yra daręs kažką panašaus. Visą laiką išsinagrinėju jų temas, kaip jie priėjo prie savo sprendimo. Labai svarbu grafiniam dizaine sekti trendus, bet yra labai kartu ir pavojinga tai daryti, nes galiausiai tu gali pradėti kopijuoti. Tu turi kažkaip labai daug besidomėdamasis atrasti kažką tokio, kas yra išskirtinio ir ką tu gali visiškai naujai pristatyti. Grafinis dizainas yra labai tokia plati savoka. Mes kuriam iliustracijas, įvairius pakuotės, appsus, telefono programėlės, tinklapius įvairius. Erasmuso metu aš studijavau programavimą. Tai čia labai didelis toks mišinys tokių skirtingų dalykų ir man tas labiausiai ir patinka, nes kažkurioj daly tu galiausiai save vis tiek atrandi po kiek laiko. Man kas labiausiai patinka, tai būtent ta kūryba, kai gaunam kažkokią užduotį ir jeigu ji yra mažiau apribota, nėra tokių kaip tų parametrų tokių, kad galima būtų lengviau pasireikšti, tai būtent patinka išsikelti savo kažkokias užduotis ir jas būtent kuo originaliau, išradingiau išspręsti. Tai mes neseniai gavom 3D printerius ir mes turim iš putos ten lazerinį pjaustymą, tai dabar kaip tik šiais metais atsirado daug papildomos įrangos, tai tas džiugu, nes šiaip pas mus visai nemažai visokių įrangų su medžių darbui, tai praeitą pusmetį darėm baldus. Tai buvo labai fainai, kad galima juos įgyvendinti realybėje, ne tik, kad sumaketuoti 3D erdvėje ar padaryti brėžinį, bet taip pat, kad fainai, kad galima padaryti realų objektą. Dirbam pagrindę su skirtingom programom, pas mus kaip nėra tokio kaip apribojimų, kad dirbam su viena programa. Vieni dirba ten per tokias programas kaip Cinema, arba Blenderis, arba SolidWorksai. Nereikia susikonkretizuoti būtent tą kuriam portfolio į tą vieną specialybę. Reikia pateikti savo labiau kaip universalumą. Aišku, pavyzdžiui, kaip į dizainą, tai reikia pateikti ten dizaino projektus kažkokius minimaliai. Ten gal parodyti, ką moki 3D vizualizacijas daryti, su grafiniu kažkiek esi jau patyręs, bet taip pat reikia nepamiršti tokius dalykus kaip tą patį paprastą piešimą, kokią gal tapybą domiesi arba skulptūrą. Aš, pavyzdžiui, dar mėgstu fotografiją ir kinematografiją. Irgi buvau įdėjęs kai kurios savo kaip filmuotus trumpametražius filmus arba nuotraukas ir panašiai. Tai reikia parodyti tokį savo platų tą tokį spektrą ir kuo universaliau viską pateikti.